vadovai, kūrintys kolektyvai. Tai yra iš tikrųjų, neįkainoma šitą dovaną, šitą miestelį. Tai džiaugiuosi, kad jūs kurdami, atnaujindami savo aplinką, savo tinklą, parduotuvės, jūs iš tikrųjų atnaujinant ir miestelio veidą. Iš tikrųjų džiuginat ir visą bendruomenę, džiuginat mūsų vadovus ir visą Ukmergę. Žinau, kad tas pasiektas tikslas taip lengvai neteina, tas rezultatas. Puikiai pažįstu jūsų užsispyrimą, kruopštumą, tikslo siekimą ir kolektyvo sukomplektavimą, sakykit. Tai ačiū jums, kurkit toliau, labai smagu, o kad jums sektųsi ir būtų iš ko kurti, tai aš tiesiog dar padovanosiu tokį medį, kur pavadinimą visi žino. Kolektyvas, prašom, priimkit savo dovaną. Vedėja, ateik čia. Vedėja, ateikit čia. Kad puoštų mūsų parduotuvę ir netrūktų svarbiausio dalyko. Ir pirkėjų su pinigais. Dėkui labai. Prašau, gal seniūnio žodį. Su Angelė mane sieja tokia draugystė, ne tai, kad viena pas kitą važiuom, bet labai, kai artimiau susipažinom, mes esam gyvybingos sielos, iš tikrųjų panašūs charakteriai, tiesiog esam valdingos moterys ir save abejos atiduodam tikslo įgyvendinimui. Tai aš iš tikrųjų labai dėkoju už šitą parduotuvę, už Samantonių parduotuvę. Dėkoju už tą kasmetinę paramą ne tik seniūnijai, bet ir mūsų bendruomenės, Slėžių žydinčiai vyšniai. Tiesiog kartais net ir nepatogu, daleiskim, birželis būna visada sunkus mėnuo, bet nėra malonu prašyti. Bet visada esam išgirsti. Tad tiesiog jums labai ačiū. Būkit sveika, būkit laiminga, dalindama save kitiems. Tegul mūsų ir pat visų pirkėjų ir jūsų darbuotojų pagarba jums ir savotiška meilė tegul jaučiasi. Ne tik tokiomis akimirkomis, bet ir kasdienybėje. Aš taip pat noriu padėkoti ir kolektyvui visam parduotuvės. Jūs esat gražios, jūs esat malonios, dabar ir aplinka visur. Jums ir katilinė, matau, gražiai, ir buitinės. Tiesiog už tą begalę metų, begalę sukalimų. Ačiū jums, mielusius. Šypsokitės, jūs toks darbas. Šypsena iš jūsų įeis į pirkėjus. Tai va tiesiog aš noriu Angelei padėkoti mūsų Bibliją. Iš visos širdies nuo mūsų visų ebriečių. Tiesiog, kai sunku, atsiversit ir pamatysit, koks gražus Teplių kraštas, kiek čia, kokių gražių sielų žmonės čia gyvena. Tai dar kartą jums ačiū. Ačiū jums. Ačiū jums labai. Kas dar žodį? Prašom. Mes esam pramonės ir prekybos rūmų nariai. Ir šiandien mūsų šventėje dalyvauja pramonės ir prekybos rūmų direktorius Regimantas Baravykas. Prašau, ponas Regimantai. Mes kartu su Juozu šiandieniniu gyvenimo laikotarpiu kaimas tai paliestas ir globalizacijos, ir technologijų. Ir tokiu būdu kaimas tai nėra natūrinis ūkis, kuris pats viską savo užsiaugina ir pasirengia. Ir tokiu būdu parduotuvė tampa būtinoji paslauga, užtikrinanti gyventojo jo būtinuosius gyvenimo, jo, sakysime, principus ir poreikius. Ir šiandieninė parduotuvė Veprėse yra liktai jau Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo gyvenime liktai eilinis reiškinys, bet Veprėse tai yra neeilinis. Nes aplinka auklėja, prekės užtikrina jo būtinuosius poreikius, o aptarnavimas suteikia džiaugsmą. Tai, manykime, įgyvendinamas čia kaip tik aplinkoje namų parduotuvės principas, kuris reiškia, kad žmogus atėjęs į tokią parduotuvę
jaučiasi namuose patenkindamas ir rasdamas, sakysime, savęs papildymą. Tuo pačiu Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas visos Lietuvos kooperatyvų sąjungoje, sistemoje yra pastoviai pirmaujantis, užimantis geriausios, sakysime, ir parodantis geriausius veiklos metodus ir rodiklius. Tuo pačiu pavyzdys kooperatyvas kaip įmonė yra ir Ukmergės visoje sistemoje, nes turi patį didžiausią prekybos tinklą, yra 41 parduotuvė, turi 384 darbuotojus. Kepyklą. Ir dar neužmirškime, turi 22 krosnis naudojančias biogranulės. Pavyzdys, nušluostantis visiems nosis, suprantat. Tai linkime tada direktoriai, visam kolektyvui, administracijai ir kooperatyvo valdybai, kad neįsisemtų, o ir toliau būtų pavyzdžių visiems kitiems. Tai tegu šiandieninės reiškinys Veprių parduotuvės renovacija būna tik tai dar vienas laiptelis jūsų visoje veikloje. Linkime nepavargti, šitas gėlės labai tinka prie jūsų kostiumėlio. Dabar gal mes rangovai, tai kad mes esam